Gerai, dabar aš nuskaičiuosiu tau nuo 3 iki 1 ir taisi susijungti pilnai su savo pasąmonė. 3, 2, 1. Duodi smūgį, šauni į viršų, visiškai išsivalai eterines akis ir dabar žiūri. Toliau analizuoji tą situaciją su tavo varle. Išvalai visas erdves, savo visą kūną, gerklę, ypatingai žiūri dabar gerklę. Ką jį ten pridarus to gerkliai, kodėl taip užspaudus tą gerklę to? Dėl to, kad ten jautriausia tavo vieta silpniausia, ar kaip tenai? Žinokit, tu klausai ar tai yra kiaušinėliai. Jos, ir aš sakau, yra karkalai, bet aš matau grinai būtent tose tonsilėse gerklėj. Ir kai tu sakai, įpilk metileną ir aš mačiau, kaip su pipete būtent į tas vietas aš pilu ir aš paskui pajaučiau palengvėjimą ir užsipiliau tokį didžiulį butelį, grinai atrodo kaip per gerklę ir nueiti į apačią ir toks man palengvėjimas ir kad tas metilenas yra apsauga ir ne veltui yra, kaip tu sakai, sunku jo gauti, tai yra ne veltui, taip. Tai žodžiu, tau yra toksinai, ten susikaupę tuose tonziliais, o tie karkalai, tai tie yra toksinai, kurie ten kaip burbulai išpūtė dabar tau tas tonzilis. Išsivaliai tas tonzilis, dabar tą gerklę pasižiūrėk, balso stygos. Dėl to tau ir darbę suaktyvuoja, nes tu matomai ten nueini, tengi pilna tų karkalų burbulų, ten žodžiu, ta varlė ten gyvena. Tai pagrindė būtų ta kava, tas prekinis ženklas uždėtas ir ta programa vadinama. Taip. Ir aš tada man geriau savo atsinešti, susirasti, kur nėra to prekinio ženklo. Kažkaip sako, geriau yra pereiti prie tų tikrų arbatų, ne maišeliuose. Dabar žiūrėk kontraktą, išsivalyk su to varle. 3, 2, 1. Atrodo, kaip ir fizinį kontratą, kaip popierių padenginčiau, bet ir galvoj, kaip būtų įsirašę. Mentalą užprogramuota, kad turi gert. Turi vartoti ir pirkti. Va čia tai geriausia, nes mes įprotis. Taigi kavos mes negeriam, kada pradedi gerti. Ten, gal nuo tėvų ar neatsigeri ten, nežinau, 15-17 metų, aš net neprisimenu kada. Kažkaip prisimenu dabar tėvų tuos podelius ir jie buvo raudoni. Ir man dabar ateina žodžiais devil's work. Velnio darbas, nes tas kvapas buvo toks skanus namie visą laiką rytais. Tai jau ta programa prasidėjo nuo ten. Dar kokius žodžius gal girdėjai, oi, aš be kavos negaliu, oi, čia pabūst reikia su kava, oi, tas kvapas koks skanus. Čia programuoja. Ir dar tėtis, jisai tą šaukštelę, jisai kai maišo labai ilgai vieną ir kitą pusę. Tai vos ne 15 kartų, tik į vieną pusę, tai tą garsą girdi. Tai irgi kaip skambutis rytinis. Jo, aš pamenu, mano tėvas irgi, bet jis arbatą gerdavo, mano tėvas kavos negerdavo.
skerdavau arbatą ir irgi taip, tung, 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 jau girdėjau skambina. Valgo pusryčius ir skambina. Toks didelis tas puodas būdavo. Geras. Išsivalyk tą programą per tėvus, per klasterį. Pamačiau save, kai būčiau tą kempinę, kur visos programos iš aplinkos, kai nematai, bet girdi, ar ne? Taip. Ar užuodi irgi, visais būdais tau sueina tos programos ir paskui tu kažkaip užaugi kaip asmuo, bet nesi, kaip pasakyti, savas, esi susirinkęs. Taip. Visi tie papročiai yra surinkti, nėra tavo. Va taip ir pamirštam save, nes mes nežinom, kas mes esam. Taip. Gerai, tai dabar prie tos pačios temos, Laura, žiūrėk. Aš noriu, kad tu susijungtum su mano pasąmonė. Aš tau išskleidžiu visą tą informaciją apie tą bambą. Atsimeni tą hipnozę? Per tą visą girdėtą tau informaciją per ausis. Tu dabar atsiduri tam lauke, tam momente, kai tu gimsti, kai turi per tą bambą tau perėjus iš eterio į tą fizinį pasaulį, į tą kūnelį. Tu per tą bambaus virkštelę susigrąžini visą savo atmintį, visą informaciją, kurią tu turėjai pasiimti ateidama į šią reinkarnaciją, visas savo žinias, galias. Per tą bambą visus tuos vartus, tą informaciją, kur turi įeiti, tu dabar neleidi nukirpti, regresuoji, neleidi nukirpti tos bambos taip greitai. Ir tu dabar susiinstaliuoji viską, tu kaip tas kūdikis, regreso būdu. 3, 2, 1. Kas dabar įvyko? Papasakok. Atrodo, kad aš, kol tu šnekėjai, regresavau į pilvą, ar ne dar negimęs tas vaikas, kad jautiesi toksai kaip beribiam baseine plaukėtum ir tada pamačiau, kaip būtų, labai pajaučiau bambos vietą fiziškai ir jaučiau, kaip būtų, žinai, energetinis šulinys. Ir tą momentą, kai tu sakai, neleisk nupjauti, tai tokius kaip juodus pirštus, kaip rankas, kaip kažkokios būtybės, tą momentą apglėbė tą šulinį yra. Tą momentą, kai nori pjauti. Tau jį uždaro, atimti nori tą šulinį. Tai tu dabar neleisk. Taip atimti. Neleisk ir dabar pasiimti tą šulinį. Čia yra tavo 3, 2, 1. O tas rankas patrauk. Į juodas skylės sukišk. Aš atrodo pasiėmiau tą šulinį, man jį kaip į taurę virto ir išgėriau. Gerai. Ir kas vyksta, kaip dabar integruojasi tau tą informaciją? Pažiūrėk. Kas vyksta tavo čakrose, tavo mentalė, tavo ašy, tavo kristaliniam kūne? Man pirmą rodo tą stuburą, visus slankstelius. Taip. Man kažkaip sako, su laiku turėtų įsižiebti. Žinai, kai yra jogai daro priverstinį kundalinį. Kažką sugirdėjus, bet aš nesidomėjus tą tematiką. Taip. Yra tas vadinamas reikia, tos praktikos ir tu priverstinai atidarai kundalinį. Bet kažkaip atrodo,
kaip būtų ar kita energija, ar kažkaip kitaip. Toks tos jausmas dabar su laiku turėtų aktyvuotis mano energija. Tokia, kokia turi būti, tai yra kosminė. Dabar patikrink, žiūrėk, dabar aš apie tą kundalinį, ten truputėlį, aš nesu specialistė, aš ten, kažkaip man ta informacija nepatiko ir aš niekada ten nebandžiau, gal bandžiau ten kelias meditacijas, bet ten man kažkaip neprilipo, tai aš ir nebedariau, bet aš noriu, kad tu patikrintum, tas kundalinis eina per gyvatės, taip? Ten neina per tą švarų lauką, ten eina per kažkokias gyvatės, ten tos gyvatės užsikrečia, tu ten tą gyvatę įsileidi. Taip, tu ten tą gyvatę įsileidi per tą ritualą. Nes tas ritualas, tų kundalinių atidarimas, man grinai yra ritualas. Ten ne praktika, ne meditacija, o ten grinai ritualas, tu tą gyvatę įsileidi. Ir jį per tavo nervų sistemą po to ten daro, ką nori. Toks man vat vaizdas atrodo. O dabar, kai tu eini per savo šaltinį, tą nervų sistemą, tą visą stuburą atidarai, tada tu tampi tuo, kuo tu turi tapti. Eini per savo šviesą, per savo tą šaltinį, o ne per kažkokius gyvatynus. Tai čia ir būtų pagrindinis tas raktas, esmė visą laiką eiti tik tais per savo. Ir arba tokį kelią vadinamą, kai ieškai tik per save. Taip. Ir nežinant, kaip tau ateis visi atsakymai, man dabar jau uodega vibruoja, nes tu ieškai tik savo, savęs, nori susigrąžinti tik savo. Ir, ta prasme, labai įdomiai, kad kadangi mes esam užmaršty, ar ne? Mums atrodo, kad kitur informacija yra geresnė, įdomesnė, nes mes savo visiškai neprisimenam. Bet mūsų asmeninė informacija visiškai, kaip sakyti, pranoksta visą kitą, nes yra beprotiškai galinga. Taip. Ir, nes man dažnai būna, kai aš pagalvoju, kodėl aš negirdžiu savęs, ar kur yra mano tie visi aukštesnėji, ar tie gidai vadinamieji ir taip toliau. Ir kad aš dabar ieškau, tiesiog yra klausimas, aš ieškau, kad man reikia, kai yra noras sužinoti kažką, tai ir kažkokia mintis ateina apie kažką, tai man reikia pajauti tuos kvėpavimus, koncentruotai sutelkti dėmesį, išsakyti tai, ko aš noriu irgi koncentruotai, neištaškytai, ar ne? Ir kad ateis to žinojimo su laiku. Taip, atsidarys, atsirakins, tau jau šiaip daug yra atsirakinę atsidarę. Atrodo, aš ir taip žinau tą informaciją, bet vis tiek trūksta. Trūksta kažkokių raktų, taip, man lygiai tas pats jausmas. Tarsi žinai, taip padrikai, bet trūksta, vat kažko, trūksta. Nėra kažko dar, kad matyčiau pilną vaizdą. Suprasčiau. Taip. Ir vis tiek silpnas jautiesi fiziniai plotmėj. Tas fizinis pasaulis atrodo dar tave graužia, ten draskų, lamdo, nes tu dar silpnas esi. Taip. Tai dabar žiūrėk per tą energiją. Tai man parodė dabar, kai sakai tą gaubtą. Ta vadinamas gaubtas uždėtas, jisai slopina tą greitį, jeigu taip galima pasakyti. Man atrodo, kad viskas vyksta lėtai. Bet su kiek reinkarnacijų praeita, šita reinkarnacija labai greitai viskas vyksta. Taip. Jeigu pasižiūrėjus tokiu matmeniu. Taip. Vien per tą telepatiją, kiek daug energijos pakėlė, kiek visko pakeitė, kiek susigrąžinė. O tiek reinkarnacijų varėm stumėm iš vis be nieko, be tikslo, nesuprantu, kaip kokią mašiną gyventum. Dabar tada žiūrėk, tas gaubtas.
Prisijung prie to gaubtų. Kas ten per sistemą, kas ten per konsistenciją, iš ko jis padarytas, kas tai yra? Ar tai stiklas, ar tai yra kažkoks kvantinis sluoksnis, ar metalas, kas tenai tas gaubtas yra dabar 321? Kas jį sukūrė, kas jį uždėjo, kas yra jo valdovai, kas turi tą mygtuką nuo to gaubtų, kas jį laiko. Man daugiau ateina, kaip žinai, drakai būtų, Mhm. kaip yra ne stiklas, ne metalas, bet kažkokia Plazma? ne plazma, kažkokia kietesnė medžiaga. Koks Merkurijus? Švinas? Man kaip mano protas nenori nusišnekėti, man ateina uranium. Uranium? Aha. Čia nėra iš viso toksiška. Yra čia, kur radiacija skleidžia labai didelį. Gerai, susijung dabar su tais drakais 321. Ką reiškia dabar šitas gaubtas? Ką reiškia šitas gaubtas? Šitas gaubtas yra jiems reikalingas. Kam jiems? Kam? Kokio būtent tikslų? Sakykit dabar viską. Knesk tu ten jį kratyk, nežinau, per visus galus dabar. Man toks jausmas, kad žinai, kai yra tie serialai, kur vos ne kaip į vampyrus panašios tos būtybės, kur gyvena nemirštančios, kad jos iš tikrųjų gyvena žemėje. Tie drakų palikuonys, gal taip galima pasakyti. Kad tas gaubtas būtent jiems padeda išsilaikyti. Nemirtingiems būtų? Ir nemirtingiems ir čia išsilaikyti. Man toks jausmas, kad jeigu kažkaip atsidarytų tas, kad jie kaip ir sudegtų, jeigu tas gaubtas atsidarytų, sudegtų. Per daug saulės gautų į galvą, kaip vampyrai ištirptų jo. Bet jo, čia mano, žinai, atrodo ne su saulėsme, bet su šviesa. Taip. Būtent ta šviesos vibracija. Tai man atrodo, čia tas tie vampyrų yra paimta iš čia, žinai, ta legenda. Tai dabar žiūrėk, patikrink. Virš tų gaubtų. Ta tikroji saulė, tai nėra tas blynas. Tai yra absoliuti saulė, vien šviesa. Man tai taip, man tai žodis atėjo rojus. Tai nėra ten nakties virš gaubtų. Ir man ateina ta... Sakyk? Man ateina, kad yra tų gaubtų ar tų vadinamų žemių ar teritorijų kaip kažkokia struktūra, kaip darinys kažkoksai. Tie visi piešinukai, tie senoviniai, ar ne, kur yra tas, tarkim, medis ir paskui nueina į apačią, keli tie sluoksniai visokie. Kažkaip yra bandyta nupiešti, kaip atrodo tas kūrinys, darinys, bet man būtent ta šviesa, tai yra portalas išeiti iš to darinio. Patikslink dabar. Ta šviesa, kur ta šviesa yra susikoncentruota ir kur jinai? Virš tų gaubtų? Ar tam medį? Ar apie kokią tu čia struktūrą dabar kalbi? Ką matai? Patikslink, nelabai suprantu.
Tai, tarkim, mūsų tas žemės, ar ne, tai būtų kaip tiesiog krateris. Mes esame Mhm. krateriai. Mhm. Ir tas gaubtas mes esame uždaryti ir tie vadinami ledynai. Mhm. Ir tada nueina tos kitos teritorijos, kitos žemės. Bet man Taip. atrodo, kad ne taip kaip į plotį nueina, bet nueina ir į apačią, kaip būtų kažkoks darinys, kaip kokonas. Taip. Ir žinai, Ir vos jis ne yra, kaip, ir jis kaip yra būtų, padalintas į tamsą ir šviesą, tai taip kaip žemėje ir dangus, ar pragaras ir rojus būtų kažkas tokio, ar tas dualumas balta juoda. man tai kas yra apėmęs. Tarkim, manis yra tie drakai ir aptai. Mhm. Ir jie yra apačioje, ar jie yra viršuje, jie yra to šviesoje, ar jie yra tamsoje. Mes turėtume būti šviesoj, bet tai yra tas gaubtas. Tai jie ir mes esam toj tamsos pusėje, kaip kiaušinis per pusę perskeltas tas kokonas, ar ne? Ir mes esam tamsos pusėje. O viskas virš to gaubto yra viršui šviesa. Nuo kurios... Žinai, man kažkaip Taip. tai tą visą darinį. Aš tai tada galvoju iš viso, kur tos planetos yra mums pasakytos, aš jų iš viso nematau. Tai jų ir nėra. Nes man rodo darinį, žinai, kaip būtų vos ne erdvėje, kaip būtų tas vienas kosminis laivas, Mhm. struktūra kaip vynogių kekė, žinai, Mhm. ir kas ką yra užėmęs, ir kai sakai, ar mes esam šviesoje, ar tamsoje, ar apačia, ar net nesu tuom yra susiję. Atrodo, jeigu kuo mažiau yra tų interferentų, žinai, to viruso, tuo yra šviesesnė ta erdvė ir tos būtybės yra, kaip pasakyti, taip kaip ir turi būti savimi, ar ne? Taip. Kuo daugiau kaip mes, tai tuo labiau nuėjo nuo to, nežinau, kaip pasakyti, evoliucijos taško, taip kaip turėjome būti. Mhm. Ta šviesa. Aš taip klausiu pasąmonės, kodėl aš nematau, kodėl nerodai. Kaip kad norėtų man mintis sakyti, kaip išėjimas iš šito žaidimo. Tai kaip pasiekti tą šviesą? Klausim tau pasąmonės, 3, 2, 1. Tai kaip pasiekti tą šviesą, kad išeiti iš to vynogių kekių, ten tų žaidimų, tų teritorijų, tų drakų, tų reptų, tų pilkių? Kaip išeiti iš tos kekių sistemos, kaip eiti tą šviesą? Kaip tai padaryti? Kaip tai pasiekti? Ką daryti? Man atrodo, kaip mintis bėgiotų per tuos, tarkim, tos teritorijos burbulus pavadinsiu. Mhm. Kai nulauši visus programas savy, kur niekas tavęs nebelaiko, nes man sako, o jums labai yra įdomu, o kas čia, žinai. Čia Tai tam tas padėsiu, smalsumas? čia tą padarysiu. Čia tas smalsumas, dėl kurio mes ir atėjom, susidomėjimas. Pavyzdžiui, kai būtų tie žaidėjai kompiuteriniai žaidimais, yra smalsumas, o kas yra kitam leveliai, o kas yra kitam kambarį, o ką aš gausiu tai perėjęs. O pažiūrėk, kokius aš gavau šarvus ir kardus.
ką aš dar galiu padaryti? Va tas smalsumas, aha, aš matau, kad yra krūtiniai. Varikliukas, draibas. Tai. Aha, ir man sako, this is your downfall. Labirintus, taip. Gerai, Taip. tai dabar žiūrėk, Laura. Atrodo, užkuria tavo varikliuką, bet tuo pačiu tu esi pastrigęs, va, kaip tu sakai, tame lūpe labirinte. Ir čia yra mūsų su visais žemiškais norais, kur mes net nesustojom, nepagalvojom, iš tikrųjų mums to reikia, nereikia, mums tai svarbu ar ne, mes tiek esam. What is next thing, žinai. Taip. Tai dabar aš žiūrėk noriu, kad tu prisijungus prie to savo šulinių. Prie to šviesos dabar. Gali prisijungti prie to šviesos. Nieko nedarai, tiesiog prisijung prie jos, pajusk ją. Eterinių kūnų savo eterinę sistemą. Ir aš noriu, kad tu dabar to šviesoj būdama su jie susijungus, pažiūrėtum, padaryk tą savo širdį, tą savo širdies labirintą, tą smalsumą, sužadink per tą šviesą, nes toje šviesoje yra labai daug galimybių taip pat. Pasidaryk savo programą, kuri tavo smalsumą programuotų dabar neštų ten ir įsidėk į širdį. 3, 2, 1. Kas vyksta, ką tenai matai dabar? Labai protas lenda, žinai. Iš kur ta šviesa? Kokia ta šviesa? Kieno šviesa, žinai? Kaip pamatysiu tą šviesą? Ir aš jaučiu, kad tas stebėtojas aš atsipalaiduoju ir leidžiu savo tą skristi eterį pagal tavo komandą, kur tu sakai, tiesiog leisk. Ir trūdu ar kalbėti. Išsivalyk gerklę. Kas tau trukdo dabar kalbėti? Tie garsiniai. Gerai, patrauk dabar, susprogdink 3, 2, 1. Pakėlė į tą šviesą. Pakėlė į šviesą su visais dabar kūnais. Nepalieki nei vienu. Jeigu reikia ir fizinį šiek tiek pakelk į viršų. Užsidipelė tą šviesą. Ir dabar sakyk. Man tai atėjo tokia informacija, kad šviesa yra kristalas. Ir su tavo paskutinė hipnozė informacija su tuo kristaliniu kūnu. Ir atrodo, kaip aš prisijungiau prie to kristalo. Tas kristalas, mes vadinam kristalą, yra, kaip pasakyti, vis tiek pasąmonę bando pritempti prie man suprantamo vaizdo, nes aš, kaip pasakyti, bent jau per daug reinkarnacijų nesu mačiusi, ką tikrai reiškia, kaip būtų tiesiog šviesos technologija, ar ne kažkokia koncentruota. Ir mes tiesiog vadinam kristalais ir man atrodo, kaip per mano visą fizinį kūną tas kristalinis kūnas, tie kristaliukai, atrodo, pradėjau jausti, žinai, iki pirštų galiukų per visą kūną. Tai tau aktyvuojasi ten tas kristalinis, taip, tas kristalinis kūnas, žodžiu, toje erdvėje pakilus virš to gaubto į tą visišką šviesą, tas kristalinis kūnas, jisai ir atsiregeneruoja, jis užauga automatiškai. Mums reikia tos tikros šviesos virš to gaubto. Taip. Gerai, dabar žiūrėk, ar to šviesos atitikmuo yra šitoj žemėje, šitam žaidime, po tuo gaubtu?
yra kažkokie atitikmenys, kažkas, bent jau mažas 3, 2, 1. Maistas, vanduo, kažkas, instrumentai, kokie nors technologijos. Yra kažkas kažkur. Visų pirma, tai tada esame mes, tas Taip. mumyse esantis tas kūnas. Mhm. Po to garsas, kažkoks garso dažnis. Gerai, gali nuskaityti garso dažnį 3, 2, 1. Man tie, kas primena į tuos krikštolinius, tuos varpelius garsus ir dar vienas atėjo, kaip banga į krantą ir pereina per tuos akmenėlius. Mhm. Ir yra tas specifinis, tas garsas toksai nueinantis. Klink, 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 klink. Toks, Aha, va šitas, žinau, žinau. jo, va šitas. Klink, 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 klink. Mhm. O pavyzdžiui, dabar einam prie, žinai, kas yra tuning fork? Ir tie tuning fork irgi kažkaip gali išgauti tą garsą kažkokį panašų. tą dažnį. Čia daugiau dažnis, ne garsas. Man daugiau tas, taip yra dažnis su garsu, bet tas būtų tas aukščiausias, kurio jau nebegirdi. Tie sunkus, jeigu tu pradedi nuo sunkiau, tai rodo, kad sujudina tavį tiesiog sluoksnius. Ir kur tu jauti, tarkim, kažkokį nepatogumą, tai tau tiesiog parodo, kur reikia tvarkytis. Bet būtų tas aukščiausias, tas negirdimas. Gerai, dabar aš noriu, kad tu patikrintum vieną tokį dalyką. Pačioje pradžioje, aš nepamenu, kelintą ten ta telepatija mano buvo, bet aš papuoliau į tokią erdvę, ten nepamenu tiksliai, kaip ten buvo, bet ten kažkaip atėjo plejadai, tokie labai balti aukšti, ir jie man padavė tokį didelį tokį tuning fork. Ar gali nuskaityti, kokiu dažniu jisai skamba, kokio dažniu ten jisai yra ir kaip jisai veikia? Jis toks baltas, didelis. Man toksai kaip aš tiesiog jaučiu jį naudojant, kad tos dažnio bangos jau tada nueina už mūsų to viso pasaulio ir už tos šviesos, to krikštolo nueina tokia banga per labai didelę erdvę pasiekia. Jis galingas. Žiauriai galingas. Gerai, tai dabar Man kažkaip sako, gali atsiliepti. atsiliepti kas? Kažkas kito. Nežinau kas, kažkas kito. Tu gali intenciją, tu gali žinutę įdėti į tą bangą. Ar ten yra kažkoks mano aukštesnysis aš kitoj pusėje? Čia kažkokia komunikaciniai priemonė, kaip suprantu. Ar čia per jį galima informaciją siųsti? Ar so signalą? Man kaip so signalo. Nu, tai dabar aš paleidžiu. Gali aš kaip so paleidžiu. signalą, bet kaip ir tiesiog žinutę. Žinai.
Gerai, tai dabar padėk man. Aha. Aš paseimu jį ir aš paleidžiu tą savo signalą ir aš noriu, kad duotų dabar, sureaguotų. Aš paleidžiu signalą dėl mūsų kristalinių kūnų. Aš noriu, kad mūsų kristaliniai kūnai, tie, kurie nori, kurios nori būtybės, kurios gauš tą informaciją, kurios prieina prie tos informacijos, aš noriu, kad mano šios būtybės, kuri dabar čia skaito, visų mūsų bendražygių, draugų, mielų žmonių, kurie su mumis kartu dirba, eina. Ir apskritai, kurie žmonės klauso šitos informacijos, kuriem vibruoja, kurie nori tuos kristalinius kūnus atauginti vienokiu ar kitokiu būdu, aš noriu tos informacijos. Čia yra SOS signalas, pagalba, nes mums reikia juos atauginti. 3, 2, 1. Nusiunčiam dabar. Ar grįžta kažkas dabar atgal? Ir kur naina, gal tu matai, kur naina? Gal pas kokius plejadus dar netgi. Man tai sako grįžta. Ir kaip grįžta, kas grįžta? Springtime, tai yra pavasaris. Mhm. Man, kai sakai, ar plejadai, man, žinai, labai vibruoja. Mhm. Be galo vibruoja per pusę kūno. Ir kada ateina pagalba. Kokiu būdu jie ateis? Ką mums reikia dabar daryti? Mėly plejadai, prašau, bet pasakykit man, ką mums reikia daryti su tais kristaliniais kūnas, kaip juos atauginti? Kaip tą šviesą sugeneruoti, kad pakiltume, kad išeitume į tą šviesą, kad išeitume iš tų žaidimų. Nes mes čia sergam, mes čia nesugebame energijos išlaikyti dėl to, kad kristaliniai kūnai mūsų visiškai išdoroti, išdarkyti, suskilę. Ką dar daryti, ką dar reikia daryti, kaip dar padaryti, gal tą informaciją, kurią jau turim, reikia kažkaip sujungti, kas dar, kokią dar priemonę man reikia rasti, kokie dar aktai yra. Man pirmą sako, čia labai paprastai, ką ir mes žinom, bet visiškai yra tiesa, nepergyventi, nes pergyvenimas ir tas stresas ardo. Mhm. Ardo mūsų tą krikštolinį kūną, ardo ir fizinį kūną. Taip. Ir tas ardo žodis labai gerai yra pasakytas, ardo tavo galimybės. Jeigu ateina tos, tarkim, žinojimas per jausmus ar per mentalą, tai irgi net nepaliečia mūsų. Ar kristalinis, taip sakyk? Ir kitą mačiau tavo kvėpavimas daryti prie jūros vandenyno, tas jodas. Ta ošimo vibracija, tas dažnis. Per tos vandenukus, taip, tos akmenukus bėgant. Tenais daryti. Na, aišku, dar man parodo dabar miške, kur yra tie spygliuočiai. Tas kvapas. Arba kur labai labai daug šalumos ir ten kažkoks upelis teka. Bet prie vandens, gamtoj prie vandens daryti tuos kvėpavimo pratimus. Kur yra judesys, gyva energija. Stichija labai stipri. Labai. Ir tavo mentalas nurimsta, tiesiog paleidžia, atrodo, ar ne, kaip žnyplės paleisiu tave. Ir tada tau atsiveria didesnis žinojimas. Ar kristalinis kūnas yra sielos dalis? Siela. Sielos atspindys. Man taip sako dalinai, bet daugiau yra memory. Kaip įrašai tavo.
Tai pavyzdžiui, dabar tu pasižiūrėk per save. Dabar per tą bambą susiakumuliavai, susigražinai tą visą savo atmintį, šaltinį, tą žinias. Tai jisai eina tiesiai į tavo kristalinį kūną per nervų sistemą. Aš atsiprašau dabar, man, žinai, kur tu sakė, kai mes mirštam, ar ne, kai ir kadangi yra tas gaubtas, mes turėtume mirdami, mūsų fiziniam kūnam mirštant, turėtų tas krikštolinis kūnas grįžti prie tos šviesos, to Taip. krikštolo. Taip. Bet mes, mūsų kūnai, kaip ir tu sakėjai, tas krikštolinis kūnas į žemę ir tie kristalai auga, ar ne? Tai čia yra mūsų ta informacija. Ir tas pasakymas žemės istorija, tai ir yra mūsų ta informacija. Tai ir yra žemės istorija. Nemoku gerai dabar tiksliai pasakyti, bet man toks aha momentas, žinai. Ne tai, kad kodėl mes galime prisiminti daugiau, net būnant tokiam versluotam pasauly, apie mūsų tikrą istoriją, būtent dėl šitų visų kristalų žemėje. Ta tikroji žmonijos istorija, ne kur knygose mums yra, žinai, parašyta kažkieno specialiai. Bet ta žemės visa istorija yra tose kristaluose. Kur tie kristalai dabar yra? Tie didieji, tie pagrindiniai. Man tai didėjai, sako, visur kristalai yra, bet didėjai pagrindiniai tuose vandenyse. Jie yra užpilti, paslėpti, ar ne? Kas jais naudojasi? Gal man toks vėdas dabar apie. Energijos skaičius. Man giliai vandenyse nemautų yra ale tos kompanijos, kur ta nafta, ar ne, ar ką ten per vandenys, kur miršta tie visi vandens gyvūnai nuo tų dažnių. Tai yra vienas tų kompanijų, vienas veidas, kad tai yra daroma, bet yra iš tikrųjų ieškoma. Kristalų. Kristalų, taip. Ir ką jūs tais kristalais daro, kai jie suranda? Kurie juos neša, kurie juos talpina, kurie juos paslėpia? Man ateina, kad tų pagrindinių kristalų tai jie nerado. Dėl ko? Ar pati žemė juos slepia, ar čia yra kažkokia apsauga, ar jie yra, neturi technologijų jų surasti, ar jie yra išpjauti, išnešti, pavogti jau į visai kitas erdves? Man, žinai, pagrindinis jų noras yra, kur sakai, kur panaudoti. Pagrindinis noras būtų visiškai atimti tą informaciją, visiškai mus absoliučiai atjungti. Bet tai norint padaryti, jie turi mums tą kristalinį kūną iš viso išimti. Ar čia nėra jų ta pagrindinė modifikacija dabar, ką jie nori padaryti, mums tą kristalą sunaikinti, tą kristalinį kūną sunaikinti? O žinai, kur dėl to mus nori perkelti į tą internetinę erdvę? Kaip yra ta galimybė mirštant, kad tavo ta sąmonė, pasąmonė, ta sielos dalis yra perkeliama į tą metaworld kaip ta technologija, kad tu nebetgimsti kaip žmogus, kažkoks visiškai kiborgų, kažkoks kitoks pasaulis.
kiek realu tai yra? Kiek tai yra dabar šiai dienai realu iš šios dienos, iš šio taško pažiūrėk? Iš šio taško tai, nežinau, gal 300 metų į priekį. Atrodo ilgai, bet ir labai trumpai tuo pačiu. Taip, ar jiem pavyks tai padaryti? Ar bus Man toks pirmas sutikimas? atsakymas ne. Mhm. Man toks, tas, kur paminėjai Plejadus ir kiti šviesaus atstovai, atrodo. Nesutiks su tuo. Atrodo dabar kaip yra leidžiama mums patiems tvarkytis. Mhm. Nors mes ir prašom, mes nevaldaujam, žinai, bet mes labai prašom, padėkit, mes čia vargšiukai, žinai. Mhm. Mes nežinai, su tam rankytėm į priekį padėkit ir tipo, ne, ta prasme, mums yra visiškai duota laisvė ir galimybė patiems viską prisiminti, bet aš tiesiog matau, jeigu neleidžia. Yra tų tamsių, yra toks planas ir toks noras. Bet mes esam mes esam jiems reikalingi tas power. Nu taip, nežinau, man nelogiška, tai gerai, tai jie mus ten pajungs, tai kam jie vadovaus, ta prasme, gerai, tai nebus to kūno, bus ta pasąmonė, tai jie tą pasąmonę ten manipuliuos ir toliau makaluos ten, žodžiu, tam metaverse ir taip toliau. Taip. Tai bus viskas technologija. Čia yra visiškai paprasta. Tipo, jie eina prieš, tarkim, tą vadinamą dievą ar tą šviesą ir jie nori eiti į tą tamsos pasaulį. Nes jie tai yra, ta prasme. Ir tipo, mums nereikia tos šviesos, mes einam ten. Bet kad eiti ten, kad tas kelias, žinai, tų plytelių vertuose, esam reikalingi mes, nes mes esam tie kūrėjai. Taip, aš suprantu, bet dabar tada kitas klausimas. Tai tada taip išeitų, kad jie mus ten perkels į tą metaversą, manipuliuos tą pasąmonę, nebus to kūno, tai nebus tų emocijų, tai nebus velniam maisto, tai reiškia ir velnius čia velniam uždaro kranelį. Demonam visiems ir demonų pasauliui. Einam tada į technologiją, bet tai nebus to kūno tada. Jeigu mes ten visi būsim ten tam multiverse, tai nebus kūno. Tai jie nori šitą kūną fizinį išmest. Taip išeina. Jie nori viską perkelti techniką, technologiją, kažkokį artificial lauką. Yra artificial laukas, yra dalinai fizinis pasaulis, bet kažkokio išsigimė. Man, žinai, kaip parodo, jeigu mes galėtume eiti taip, kaip mes turėtume eiti pagal šviesą evoliucijos, kad mūsų kūnai tampa labai irgi dideli ir gražus ir, mes ir buvom dideli, ar ne, mes buvom milžinai. Bet tokie kaip plejadai, kaip, aš nežinau, man paprastai žodžiais, žinai, princai ir princesės, ir dabar mes tokie labai mažiukai, sergantis ir kažkokia. Tai čia jų planas buvo toksai tą kūną tokį padaryti, kad mes jau nebenorėtume ir eitume į tą metaversą. Kad paskui būtų kažkokie pusiau mašinos, pusiau žmonės, tie, kurie lieka, tai tie demonai kaip ir yra pastrigę tada, tam pasauliu. Bet jie tada lieka be maisto, jie lieka be jokio, kaip sakyti, prieimo prie mūsų, jokio attachmento nebelieka su mumis. Jie lieka tik tai mūsų prisiminimas, bet jie mūsų negali paveikti, nes nebus emocijų, nebus to kūno, nebus to širdies. Žinai, kaip jie lieka? Kaip dievai.
užsidarę savo kišeniai. Taip, Bet jie būtent. Taip. šūdę lieka. Nu taip, taip. Ir jie ten užsistagnuos ir ten, žodžiu, Mhm. prasigers, Mhm. tarpusavį ten gal susipeš ir, žodžiu. Mhm. Na tai, žodžiu, bet tai jie sutinka su tuo, tie demonai. Jie to nori. Čia jų irgi dalis planų. Jie nori izoliuoti, jiems nebereikia eiti su mumis, jie nebenori Ne, mūsų. ne, jie nenori. O jie žino šitą planą, jie mato. Per mumis jie žino. Nu, Tai dabar dėl to tai jau jie, žinos. tai dabar numesk jiem tą visą informaciją į tą jų sluoksnį, tada reikia ten tokį liuką ir mes kaip bomba, tegul ten sproksta jiem. Ir dabar klausimas, tai čia kai kurie tie demonai tokie geručiai pasidarė, ateina, padeda apsaugas čia, žodžiu, atneša skolas, atiduoda čia, atidarbinėja. Jie Dėl to, nori kad būti lygiaverčiai partneriai dabar. Dėl to jie nori perėti čia į tą fizinį pasaulį, tie demonai išsimanifestuoti, turėti tą kūną, kad jie perėtų su mumis į tą kitą lygį, kaip pasąmoniais, burbuliukai. Jie to nori. Jie kaip būtų, tada jeigu jie pereina, tai tada atrodo kaip trečia kryptis atsiranda. Tarkim, jeigu mes turėtume galimybę išeiti, tai šiuo metu išeiti, tai man atrodo tiesiog kaip žinai, kambarį išjungia šviesą ir viskas. Tiesiog ta tamsa lieka, iki kol kažkas vėl įjungia veiksmą. Bet jeigu demonai, tai man atrodo dar kažkokia kryptis atsiranda. Nu, tai tada... Nes demonai turi pasąmonę, jie turi pasąmonės burbuliukus. Yra dalis demonų, kurie yra irgi kosminės būtybės, bet tiek, kad jau jie ten sudemonėja, užsivirusavo tiek. Tai jie tada kažkokie dar kitokį kūną gauna, dar kitokią kažkokį sluoksnį įeina, sukuria. Man tai eina jiems tada panašiai prasidėtų evoliucija Žemėje kaip mums. Jiems, man žodis atėjo, kol jie atsižaistų ir kol jiems užgimtų tas sparkas, kad jie nori daugiau. Jeigu jiems būtų galimybė iš čia išeiti į šviesą, tai įsivaizduoju, kokią milenija turi praeiti, kad jiems būtų noras to kažkaip vėl transformuotis, vėl kitaip. Tai žodžiu, pasaka be galo mačiau. Dabar mano klausimas tada demonų pasauliui. O tai kodėl jūs neevoliucionavot iki šiol? Kodėl jūs neturėjote tokio norų iki šiol kažką keist daryti, perėti? Kodėl jūs tiek milenijumų gyvenot taip, kaip gyvenot ir jums buvo gerai? Kodėl jūs dabar nepaimat ir neišeinat tą šviesą, pavyzdžiui? Kodėl jums reikia mūsų, kodėl mes čia turim būti katalizatoriai, tarpininkai jums, varikliai kažkokie irgi? Tipo sako, o ko jūs nieko nedarat, nieko nekeičiat ir tipo sėdit per savo televizorių ir nes esat pripratę ir jums patogu. Tai jie taip pat kaip kiekvienas savo užsiėmęs, savo valdą, savo poziciją ir yra labai didelis ego. Tuo pačiu yra tas, nežinau, kažkaip tie tokie sunkesni jausmai kaip įsižeidimas, išdavystė kažkokia ar ne, kai nepavyko taip, kaip norėjai ir yra labai sutirštinta. Tose žemutinėse sluoksnėse ant tiek sutirštinta, ant tiek toks sunkus jausmas.
Tai jiems dabar perversti į šviesų pakylėtą tą dievišką jausmą, aš nežinau, Jiem reikia daug ilgai ten dirbti ir be išdirbinėti. galo daug ilgai. Tai dar daug daugiau ir ilgiau negu kad mums, nes jiegi senesniais būtybės, jūs jau seniau čia žemėje negu kad mes. Gerai, tai dabar aš noriu, kad paskutinis klausimas tiem demoniukam dabar. Aš noriu, kad jūs parodytumėte didžiausią tą šlykščiausią dalyką, kas jums įvyko. Jausmas, kuris jūs labiausiai laiko užrakintus tam demonų pasauliui. 3, 2, 1. Parodykit mums. Pasakykit man, parodykit. Duokit tą raktą, tą žinias, informaciją. Man iki pat širdies vibruoja, žinai, labai nori pasakyti, aš ką te sugebu nuskaityti, labai didelis kartėlio jausmas ir kaip būtų visiškai nukirpti sparnai. Kas jums tuos sparnus nukirpo, kas jūs Kaip, išdavė? kai žinai, kaip turėjo plėstis, nežinau, kokia civilizacija turėjo plėstis ir per akimirką, nežinau, kaip matau šviesą apsiverčia ir matau tamsą su raudona spalva. Kas įvyko, parodau tegul tiksliai dabar situaciją. Kas ten įvyko pagreitintai, kokia situacija buvo, kas jūs išdavė, kas jums tuos sparnus nukirpo. Kaip jūs ten uždarė į tą dualumo tamsą, į tą virusą. Ar jūs irgi tokį kaip naivuoliai atėjo čia explorint, išbandyti savo galias, augti, auginti tuos sparnus ir jūs apgavo ir įkišo ir uždarė į tą butelį, ar kas čia nutiko? Ar čia mes jūs išdavėjom, ar čia kokie reptai jūs irgi išdavė, ar čia irgi kokie drakai jums kažkokias pinklės pastus padarė, išnaudojo, ar kas čia buvo? Kaip labai pradėjo indikuoti trečią akį. Ir atrodo, kad per trečią akį žiūriu ir kai būtų pačioj pradžioj visiems galimybės buvo, turėjo būti neribotos galimybės eiti per savo vadinamą evoliuciją. Tai reiškia, ką tu nori manifestuoji, kokią tu nori išraišką išsireikšti, tu išsireikšti. Ir tu vis didėjai, vis platėjai, vis daug, tiesiog atrodo beribė transformacija, ar ne? Ir man toks jausmas buvo, kaip trečioji akį, kaip kuris kristalas būtų įskeltas. Ir jie nugarmėjo žemyn, o mes pasilikom. Tai nelabai aš suprantu, kas čia per įvykis buvo. Ar čia buvo bendra kova? Kada ne mes visi nugarmėjom, ar ne? Bet... Ar jie pasiaukojo už mus visus? Ir mus paliko toliau dirbti, bet liko sutartis, kad mes būsim jų kaip ir instrumentas, vergai, energijos šaltinis. Čia mūsų užduotis juos tempt į viršų. Bendradarbiauti. Matai, aš nelabai sugebu tiksliai nuskaityti tos informacijos, nes man tai esame mes. Kad aš nežinau. Su jais susijungus, taip. Tu esi su jais susijungus. Jungis per kokio nors demono pasąmonę dabar. Pasakvies kokį didelį seną demoną, 3, 2, 1, ir dabar susijung su jo pasąmonė. Ir skaityk per jį. Ir jeigu tau skamba mes arba jūs, tai supras, kad čia jis tau kalba per save.
apie mus. Tiesiog kalbėk, ką jisai ištransliuoja, kas tau ateina. Taip pradėsi channelinti. Aš noriu, kad tu pradėtum channelinti. Kalbėk jo žodžiu savo lūpų. Paleisk ir leisk tiesiog tą energiją užplūti. Gali būti, kad nebus malonė, gali būti, kad bus sunku, bet tiesiog leisk. Tu paskui išsivalysi. Gerai? 3, 2, 1. Tai kas įvyko, kokia ta istorija buvo dabar jūsų ir mūsų? Man dešinė nervą kuteno, atrodo kaip kvapuočiau rūkalais, smilkalais. Jo, ten jie prasmirda. Žinai. Jo, ten jie prasmirda. Sariukas po demonynus patasys. Čia atrodo, kaip įsivaizduok, būtum požemiuose, žinai. Čia. Tiesiog prie kažkokio akmens sėdi, žinai. Žiūrė, jokas, atsiprašau. Kaip atrodo, kaip būčiau storas, labai storas išpampęs, žinai, demonas. Gerai. Tai ponus, pasakykit savo vardą. Koks yra tavo vardas? Man sako, tipo, mane primena, ne, tipo, tave primena, ne, kaip pasakiau, storas išpampęs. Nesvarbu. Primena, neprimena, gerai. Koks tavo vardas yra? Tipo, norėjo, žinai, įžeisti, kad Taip. kai įsižeidė, tada jungiesi prie jų. Taip, jis gaudo tave. Ten matė. Taip. Koks tavo vardas, sakai? Ar kaip man tave vadinti, kad vyktų dialogas, būtų lengviau? O Dieve, mane kaip juokina, aš perskaičiau ponas Pampas ar ponas Pimpis. Nu gerai, pats pasirinko. O kaip ponas Pimpi? Atsiprašau. Gerai, surantėjom, viskas įkešau dabar. Ponas Pimpis. Gerai, atsiprašau labai gerai, surantėjom. Čia ne veltui jisai pasako, nes kad mes neskaitytume informacijos. Ai, žinau, bet gerai. Jie žino, kad mums labai patinka juoktis ir man kai apie tą, tipo, išpampęs, kad patinka saldumynai. Gerai, mes žinom, kad tau patinka saldumynai, mums irgi patinka saldumynai, mūsų parazitom. Tai dabar susikopk. Ponas Pimpi. Tipo, mūsų parazitai yra demonų lervos. Gerai, ačiū už informaciją. Gerai, dabar ponas P. Kreipsimės taip. Papasakok dabar tą visą istoriją. Kas čia buvo tiksliai? Jūs nugarmat į apačią, o mes liekam čia, kur liekam. Dabar kas įvyko? Kas čia įvyko? Kokia čia kova? Ar jūs buvot mums skydai, ar jūs pasiaukojot, ar kas čia buvo? Kas jūs ten nugarmino, kieno čia buvo sprendimas ir su kuo čia kovojom? Nes aš kaip suprantu, čia buvo bendra kova. Kas čia įvyko? Prašau parodyti dabar. Man ateina informacija, kad per jį, kad visi buvome lygiaverčiai. Taip. Tai, kas buvo demonai, jie buvo kaip informacijos ieškotojai. Ir kažkokia technologija buvo panaudota. Ir kad jie nugarbėjo ir ne mes. Ir yra tas neteisybės jausmas, kad ne tai, kad jie norėtų, kad ne jie būtų mes, bet kad jie norėtų, kad mes visi kartu. Kad turėtų būti teisybė, jeigu žinai, kas nugerama, tai visi nuger.
nukrenta nuo tos technologijos. Tipo, kodėl, už ką, žinai, kodėl jie to nusipelnė. Ar Ir jūs, atrodo per be galo daug amžių, kur, kaip pasakyti, sako, niekas netėjo mums padėti, niekas netėjo mūsų išgelbėti. Ir tada jie patys kaip sugeba, man žodis atėjo už tą neteisybę, they are tormenting us. Kaip būtų, jie gąsdina, kad atkreipti į save dėmesį, ar ne? Kad mes čia esam, čia galbūt daugiau tas. Jie tada, kad išgyventų, tada jie pamatė, kad iš mūsų tą energiją jie išgyvena, jeigu jie minta. Ir tiesiog per ilgą laiko tarpą, kadangi niekas netėjo jiems padėti, tai jie tokiais tapo, kokiais dabar yra. gerai dabar, ar jūs buvot tai technologijai per silpnai ir jūs nugarmėjo dėl to, kad jums sparnus paveikė? Jums sparnus taip nudegino? Nukirpo tą technologiją? Ir dėl to jūs negalėjot pakilt, išeit, kad jūs sparnų nebeturėjot? Čia yra tas, o kitas buvo punktas, kad jie būtų padėję mums bet kokiu atžvilgiu, o kad mumis paimti turėjo juos nudanginti. Tai jūs buvot mum apsauga kažkokia savotiška arba žinios, informacija, ar ne? Jie kaip būtų šakės man, žinok, tokį duoda, aš nežinau, ar specialiai duoda, bet tokį jausmą, kad jie kaip mūsų protekcija, kaip viską padarytų dėl mūsų, žinai. Labai didelė neteisybė, žinai. Dabar Bet ta nei jie technologija. nesitikėjo, nei mes nesitikėjom, kad taip. Nes matomai mes kartu su jais buvom nenugalimi. Tai dabar aš noriu, kad tu parodytum tą technologiją. Bet kad paimtų mumis, reikėjo juos. Taip. Ir įkalino ir tuos vargais padarė. Ir jisai sako, bet sako, tokiuose žemose dažniuose, tokiuose spastuose, tokiuose gniaužtuose, sako, kaip jūs įsikapanotumėt. Ta prasme, kai nematai išeities, žinai. Tai kokia ta technologija buvo dabar panaudota? Kas ten per technologiją, parodyk? Ir kas buvo tie, kurie valdė tą technologiją, kurie paleido čia tą technologiją? Jūs ir mūsų. Mumis kėlė trečias akis, o jums tuos sparnus nudegino. Ir uždarė ir jūs, ir mūsų. Ar buvo čia tas gaubtas uraninis, kuris degina, radiaciją daro? Ne, čia tai vėliau atėjo. Čia yra vėliau, kad tie kūnai žmogiški galėtų. Gerai, tai kokia ta technologija buvo? Kokia ta technologija buvo? Šakės man vienas iš yra, žinai, kad mes visi buvom tais angelais su sparnais. Tiek tie demonai, tiek mes. Gal tiesiog tokia šviesos išraiška, gal mano
Žinai, per religiją, nes yra rodoma, ar ne, nuo vaikystės, tai man taip yra suprantama, bet čia kaip... Gerai, tai mūsų sielos sandaras skiriasi. Kaip jie atskyrė, kurie yra angelai, o kurie yra kosminės būtybės. Nu, ta prasme, mes visi kosminės būtybės, bet, pavyzdžiui, aš esu drugelis, tu esi angelas, tu esi vat sirena. Kaip jie atskyrė, kur angelas, o kur vat kažkokia kitokia būtybė? Kurie eis į tą žmogaus kūną, o kurie vat varys į tą velnyną, demoniną. Nu, tai kaip jie atskyrė, kokia ta technologija buvo? Man elfas parodė video, čia Anglijoje buvo tos šviesos dangui, kaip jos vadinasi. Aurora borealis. Mhm. Pašvaistės. Ir vienas tos pašvaistės, kaip jos mirguliuoja, kaip eina. Ir aš pamačiau lygiai tokį patį, tarkim, sudarytą ratu, nu čia nežmoniško dydžio erdvė, sudaryta ratu ir vat tokie mirguliavimai eina ir spalvų ir garsų dažnis paleistas. Ir man tada rodo tos kažkokios kaip merkabos, susidaro tos struktūros, kažkokios kaip matematiškai susidaro erdvėse struktūros ir tada kaip išpjaustytų tą, suskaidytų tą, man tai kaip ateina kaip dieviškoji sluoksnį. Ir atrodo, tie demonai užsidaro vienoj struktūroj. Mes uždaromi kitoj. Ar čia yra uždarimai, tie paskirstymai pagal kosminės tos sielos, to burbuliukų amžių? Pavyzdžiui, kuo senesniai tuo tu varai į tą demoniną, kuo jaunesniai tu lieki tam žmogaus kūne, nes tu naivesnį. Mažiau patirčių turi informacijos. Ir tave atskiria nuo tų informacinių šaltinių, tų angelų. Tos apsaugos. Nes, pavyzdžiui, yra demonų, labai stiprių užsivirusavusių elfų arba druidų irgi į demonus pavirtę, ten įsitaisę tam demoniniam pasaulyje. Ar gali irgi tai būti? Ar tau kitaip rodo tą sistemą? Aš tiesiog bandau suprasti, ponas P, kaip čia išskirsti, kaip čia buvo parinkta, kodėl, pavyzdžiui, jūs taip, o mus taip. Aš noriu suprasti. Nes kai mes turėsim atsakymus, tada mes galėsim ieškoti išeičių, kai suprasim visą sistemą. Aš atrodo, kaip aplinkui tą erdvę beprotiško dydžio, kaip būtų ar tai kūrėjai, ar tai valdovai. Nežinai, tai nėra, kad būtų, tarkim, visatos kūrybės būties, kaip pasakyti, natūralus procesas, tas, kas įvyko. Aukšto sąmoningumo būtybės, jos tai padarė. Ir atrodo, aš bandžiau skaityti, negi kiekvieną, mes visi kažkada buvom tos kosminės būtybės, negi kiekvieną atskirai būtybę suskirstę. Bet panašu, ir atrodo, kad kiekvienas tas išdraskimas tiesiog pagavo būtybę atskirai. Ir atrodo, kiekvienas tas sluoksnis, ar ta merkaba, ar tas išdraskimas, nežinau kaip tai pavadinti, turėjo atitinkamą informacinį kodą arba vadinamą
trap, kaip pasakyti, Spastus. spasto kodą, į kurį tave įsiurbia. Mhm. Gerai, kas sukūrė tą technologiją? Kas sukūrė tą technologiją? Man tai ateina žodis Anunnaki. O kas ją panaudojo? Patys Anunnaki ir mums panaudojo? Jie taip ir norėjo užgrobti tą žemę? Čia mus taip pavergdami ir suskaidydami? Panaudodami tą technologiją ar kabinę? Aha, nes jie tas tikrasis kūrybinis šaltinis, tai kad jie tipo mes esam tais dievais ir mes parodysim, ką mes galim. Ir vos ne, kad tipo jie atrodo kaip įdomiai. Atrodo, jie yra tokie ar negalingi. Tai va mes taip padarėme tavo kūrybą su, kaip pasakyti, nu jų nuomonė tai yra, ar ne? Mes va taip padarysim. Ir atrodo, kaip būtų pikdžiugiški vaikai prieš tėtį, žinai, ar prieš tėvus. Vat mes va taip padarysim ir ką tu mums ir toksai. Ir atrodo, tas pagrindinis šaltinis, jisai, kaip pasakyti, jisai, kodėl mums atrodo, kad niekas nedaro, nes jisai žino, kad mes esam jis ir kad mūsų nei sunaikins, nei paims ir mes, žinai, kai sproksim, tai mes sunaikinsim tuos Anunnakius, žinai, ir žinai, žmogiškos pusės toksai jausmas you are on your own. Bet jeigu žiūrint iš kūrybos šaltinio, kad mes esam tas kūrybos šaltinis, mes viską turim, viską žinom. Vis tiek yra tos momentas, kai mes išsilaisvinam, žinai, ir tie demonai išsilaisvina. Tik tas vadinamas laiko tarpas, mums atrodo, kad yra labai ilgas laiko tarpas, tie šimtmečiai, tas milėniam, bet... Gerai. Gerai, atsijunk nuo to pono P. Labai ačiū. 321. Dabar... Bet kažkaip mes turėtume ir jiems padėti, žinai. Taip, aš dabar tu įduosiu komandą, aš tik tai noriu, kad tu pažiūrėtum paskutinį dalyką. Ar jie tas merkabas vėl ruošiasi panaudoti? Ar jie jau jas naudoja? Su tom aurora borealis kartais jie mūsų nepratina prie to? Pratina. Tai kada vėl panaudos? Nes mums yra labai gražu. Taip. Toks biškiai eina tokia kaip, žinai kas, liūlėjimas, toks kaip hipnozai. Norėjau tą patį sakyti, kad per akis, ar ne? O mūsų akis, širdis ir mūsų kristalai yra kelias į mūsų sielą. Taip pat visa technologija tai yra telefonai ir tie televizoriai ir jie taigi turi tuos kristalus. Kitaip ta technologija be mūsų kristalų negalėtų tiesiog veikti.
Jie tarpusavį vibruoja ir taip konekciją daro, tą manipuliaciją irgi taip daro, tą hipnozę. Gerai, tai dabar duok šitą visą informaciją į pasąmonį bliūdą visiems 3, 2, 1. Ir dabar, žinai ką, paklaus to demono dar, kaip mums jums padėti dabar, ką mes galim dėl jūsų padaryti. Nes aš tiesiog nežinau, ar atidaryti kažkokį liuką, kad jūs pradėtumėte eiti iš savo sluoksnio į viršų, ar ką čia daryti, nes aš nenoriu čia paleisti irgi totalus demonynų. Kaip čia padaryti dabar? Gudriai, aš noriu gudraus protingo atsakymų dabar, tegul jisai parodo, ką daryti. Bet jūs turite irgi savo subines judant. Mes vieni čia visko nepadarysim. Ką tu ir pasakai? Kad tiesiog turim paduoti jiems tos informacijos burbuliukus, kad jie tiesiog grįžtų į tą tašką. Grinai, va tos klausimas, kur tu man klausai, grįžtų į tą tašką, kas jie buvo, už ką jie buvo atsakingi ir kad jie vis dėlto yra kaip ta mūsų apsauga, ar ne? Kaip sakyti. Dabar jie tapo kaip būtų tie užsidemonėję individualiai, ar ne? Nu, kai kurie grupuotėm dirba, bet jie kaip tas jėgos rautas, tai jie buvo vienybė. Tai kad jiems irgi reikia prisiminti, kas jie buvo, už ką jie ėjo ir kadangi dabar turi irgi daug, jie turi patys labai daug informacijos ir irgi patiems stotis, keltis, norėti transformuoti. Ir tada jie, kai stojasi, jie padeda žmonėm. Ir tada atrodo, vis žinai, kai įmeti tą akmenį į vandenį ir tie žiedai atsiranda vandenį. Tai grinai mes padarom kažką, jie padaro kažką, nueina banga. Ir taip kiekvieną kartą ta banga yra stipresnė. Ar jūs turit kristalinį kūną? Ar jūsų kristalinis kūnas vis dar veikia, ar jis jums yra išdžiovintas totaliai? Nebeveikia. Gerai, dabar atidaryk liuką ir paleisk jam įpilk vandens į jų tą erdvę 3, 2, 1, nes ten viskas išdžiūvė. Atidaryk tau švaraus vandens pro ledų sieną ar kažkaip į tą sluoksnį įpilk. Čia yra mūsų pagalba jums. Atsigaivina, tegul ten jie truputį. Gerai, ir dabar atsijau. Ir man atėjo tas, žinai, kad norėjau, grinai pajaučiau mano gimdą ir sakau, ne mano kūrybos vandenų aš neduodu, nes, kaip pasakyti, nesvarbu, kad mes išgirdom tą istoriją ir mes, suprantam, jie vis tiek būdami ten, kur jie yra labai lengvai gali mus apgauti. Taip, tai ten reikia visą laiką mūsų yra širdelės labai be galo, nes kai tik pasakė vandenis, atrodo, jau daro mano liuką, žinai. Jo, tai tu ten saugokis. Naglai čia, Taip, aš irgi apsisaugau. Man sako, niekada negailėti jokių būtybių, negailėti kito žmogaus, taip suprasti informaciją ir jeigu bet kokią pagalbą, kur tu duodi, tai, nežinau, geriausia yra suteikti informacijos ir pats eik ir daryk. Taip. Ten to vandens aš paprašiau, kad tu atidarytum, kad ten, žinai, biškį jiems atgaivint. Ten nesusijęs su mumis, ten tų švarų vandenų virš to kauptaugiai yra, ten paduok to vandens. Tegul ten jie biškį išsimaudo. Jeigu nesi budrus, tai jie per užsiparazitavimą jie gali vis tiek apgauti, žinai. Nu, taip. Jau tas, žinai, instinktas toksai yra atsiradęs ir jie taip daro. Taip. Grinai atrodo, kaip, žinai, tas blagų paimtų tau iš kojos ir pradėtų vyniotis per visą kūną, net tiesiog automatiškai jis turi taip daryti. Nes tokia sistema yra tarp iš savęs. Gerai, tai dabar žiūrėk, atsijungi nuo visų šitų erdvių, atsijungi nuo tų demonų, išsivalyk, pakilk į viršų dabar. Ta gaubta, ta
uranijum, neutralizuojam iš viršaus ir apačios ir dabar demonai tegul padeda irgi neutralizuoti. 3, 2, 1. Mes turim jį išsivalyti, išvalyti ir dabar kyli per savo visus sluoksnius, meti informaciją į pasąmonį bliūdą, duodi paskleidi globaliai visiems. 3, 2, 1. Ir dabar kyli į viršų, išsivalai, išsigrinini visiškai ir pasiruoši dabar grįžti į save, į savo kūną.